Jonai, kaip koja? Gerai, normaliai. Nieko labai smarkaus neįvyko. Tikėsim, kad viskas bus gerai. Žiūrėsim, kaip rytoj bus. Jonai, ar labai slidu buvo, ar ten bus kontaktas buvo, kaip ten? Nežinau, aš net pats realiai labai nepamenu. Paslydau turbūt, aš kiek jaučiau, tai paslydau ir taip gausi. Pirmas mano špagatas gyvenime. O šiaip aikštės kokybė, atrodo, kad labai slidu buvo. Iš tikrųjų taip pat? Aš slyščiau tai prieš tai. Kaip? Ir prieš tai aš slyščiau. Aš neslyščiau kažkaip, nežinau, normaliai ta salė, viskas tvarkoja. Galbūt ten ta reklama, gal ant reklamos paslydau ar dar kažką. Nežinau, neatkreipiau dėmesio, kur kas kaip. Jonai, šiandien matėm tavo žaidime naujovių prasiveržimas ir metimas atšokant atgal, ar dar kažką naujo pamatysim? Pramečiau metimų nemažai. 6 metimus pramečiau, tai reikia šitą sumažinti. Šiaip stengiasi, žaidžiu komandai. Bandau kažką naujo į savo žaidimą įtraukti. Tai kas gaunasi, kas nesigauna, bet dar vis tiek turim nemažai laiko ir dar taisom viską. Pirmas varžybas man su šitą komandą, tai smagu buvo pajaust ritmą varžybinį. Ar prieš tokią komandą kaip Austrija yra naudos draugiškų rungtynių? Galima kažką pasiekti? Kiekvienas varžybas yra nauda, vis tiek žiūri, taisai klaidas, vis tiek šiandien padarėm nemažai klaidų, gal varžovas nebuvo labai stiprus, bet vis tiek negalim kai kurių klaidų daryti ir tikrai dabar bus treniruočių ciklas Kaune ir pagerinsim, manau, vis tiek ir treneris matė ir visi jaučiam, ko mums dar trūksta. Kaip atrodo iš šalies, ar tie naujokai arba kandidatai, kurie labiausiai nerimauja dėl vietos 12-uke, ar įsitempia labai jie? Ne, visi žaidžia, visi kaunasi, visi nori patekti į rinktinę ir niekas neturi garantuotos vietos, tai visi bando patekti, visi bando įrodyti, kad yra kažko geresnis. Ir kartu žaidžia ir komandiškai. Tai. Pačiam iš naujokų įspūdį kas nors palikęs? Šiandien visi, ir tiek pat ir Lukas Lekavičius gerai žaidė, ir Rokas neblogai sulašė, galą patraukė. Super, žygis irgi. Kaip? Milaknis, nežinau, ar jis labai naujokas. Milaknis super, Milaknis metikas geras, į kampę gali palikti, mes metą gerai trajekus. Nemažai su Domantu Saboniu žaidėt kartu, kaip jo žaidimas, tas jaunas vaikinas. Gerai, jisai stengiasi, žaidžia, daro, kad treneris liepia ir viskas jam išeina tvarkingai. Tai dėkui jam. Man karšta pas jūs.